Labas. Jeigu nusprendai peržiūrėti šį video, vadinasi, tau aktualu papildomos pajamos. Ir tikiu, kad su šio video pristatymu aš padėsiu tau suprasti tinklinės rinkodaros galimybės. Bei žinoma, suprasti, kaip tu gali uždirbti ne tik papildomai, bet ir susikurti papildomas pajamas. Šiandien prezentaciją pristatysiu aš, Silvietė Pensinaitė Tarvidė. Su tinklinė rinkodara patirties jau turiu, eina 5 metukai, tai tikiu, kad galiu perteikti tau šias galimybės ir patikėti tinklinė rinkodara, nes ji gali pakeisti tavo gyvenimą. Tai nieko nelaukdama dalinuosi ekranu ir žinoma pristatysiu skaidres, kuriuose kalbėsiu apie Sargentos kompaniją. Kompaniją, kuri pavergė daugumo širdis ir žinoma yra labai išpopuliarėjusi jau Lietuvoje ir galiu tuo džiaugtis. Taigi, Sargenta itališka kokybė tau ir tavo namams, galimybė, kuri keičia gyvenimus ir iš tikrųjų Sargenta yra jauna kompanija, viena iš naujausių Lietuvoje, nes žingsnius pradėjo žengti tik nuo balandžio. Pati taip pat nesenai prisijungiau prie šios kompanijos, tačiau jau turiu pakankamai nemažą rezultatą, kad galėčiau ir jūs pamokyti, kaip reikia uždirbti tiesiog laisvu metu, būnant vaiko priežiūros atostogose ar net dirbant samdomam darbe, studijuojant ar užsiemant kitą veiklą. Taigi, nieko nelaukdama, Sargenta yra įkurta Italijoje 2016 metais. Kompanija jau turi savo viziją, kompanija jau turi savo tikslus, žinoma, turi ir savo vertybės, kas taip pat yra labai labai svarbu. Kompanijos vizija, žinoma, tapti pasaulinė sveikatingumo, grožio ir asmeninio augimo kompanija, kuri ne tik parduoda produktus, tačiau ir keičia gyvenimus. Ji tai daro tiesiog girdėdama žmonės, kurdama produktą, kuris yra kokybiškas, tiesiog galėdama suteikti žemas kainas, kas žmogui taip pat yra svarbu. Ir taip pat kurti uždarbio galimybę, kuri taip pat žmogui atėjus yra labai svarbi. Tikslas išplėsti veiklą tarptautiniu mastu, kad Sargenta būtų atpažįstama visame pasaulyje. Šiuo metu kompanija tikrai yra jaunutė, Lietuvoje tai yra antra šalis, kurioje ji plečiasi taip stipriai kaip Italijoje. Tačiau visos kitos šalis yra tuščios. Tuščios rinkos yra vienas kitas vartotojas, žmogus, kuris nestato komandos, žmogus, kuris neplečia tinklinės rinkodaros tinklo ir žinoma naudojasi produktus tiesiog dėl savęs, nes tokią galimybę kompanija taip pat turi. Taigi atviros galimybės, didžiulės galimybės kiekvienam, kuris priima Sargentos galimybės. Taip pat tikslas yra padėti partneriui suteikti visas galimybes, įrankius, palaikymą, kad jisai galėtų pasiekti aukštesnį lygį. Lygis tai yra kiekviena aukštesnė kvalifikacija. Ir su kiekviena mes pasiekta kvalifikacija gauname vis didesnį uždarbį. Didesnis uždarbis, didesnė motyvacija, dar didesni norai. Ir, žinoma, vertybės tai yra tikrumas, sąžiningumas, bendruomenė, nuolatinis mokymasis ir augimas, pagarba klientams ir partneriams. Pripažinkim, kiekvienam yra labai svarbu, kai klientai sugrįžta, perka ne vieną, ne du ir ne tris kartus, o ši kompanija jau tai įrodė, kad įmanoma, nes Lietuvoje dirbantis konsultantai, distributoriai, verslo partneriai, jie jau turi pastovius klientus, kurie sugrįžta pas jų pirkti, produktai populiarėja ir labai sparčiai dėl savo žemos kainos ir labai labai aukštos kokybės. Ir būtent mums yra malonu dirbti, kai klientai apie šią kompaniją atsiliepia labai gerais atsiliepimais. Ir tai tik įrodo, kad itališka kokybė yra aukšta kokybė ir tikiu, kad ši kokybė gali pavergti jūsų širdis. Kas gali dirbti iš tikrųjų tinkliniai rinkodarai, tai visi, kaip ir minėjau, gali dirbti vyrai, moteris, samdomam darbė dirbantys žmonės, vaiko priežiūros atostogose, mamytės, tėveliai, taip pat studentai, visi, kas tik turi noro, šiek tiek laisvo laiko savo dienoje arba gali atrasti šiek tiek laisvo laiko savo dienos rutinoje tam, kad galėtų pasidaryti papildomų pajamų. Kaip veikia tinklinė rinkodara Sargentoje, tai taip pat turbūt kaip ir visur, tai pirmas dalykas, ką reikia žmogui padaryti, tai prisijungti prie kompanijos ir tapti kompanijos verslo partneriu. Taip pat tada žmogus tiesiog apsiperka produktų, pasibando juos savo, įsitikina produkto kokybę, o tuomet pradeda uždirbti pinigus. Kaip pradeda uždirbti, tai žinoma nuo pardavimų. Pats pirmas uždarbis yra nuo prekės pardavimo ir žmogus gali pasidaryti labai labai didelį procentą.
Tai gali būti asmeninis pardavimas, tiesiog susitikus su žmogumi, duoti pasiuostyti produktą, pasičiupinėti, pasibandyti ir taip įvyksta pardavimas. Arba galima kurti reklamą, turinį socialiniuose tinkluose ir šitaip ieškoti klientų iš viso pasaulio, iš visų šalių ir tiesiog užsakinėti prekes iš mūsų Italijos kompanijos ir taip pat uždirbti nemažus pinigus. Galima dirbti tiek su gyvais, kaip aš mėgstu sakyti, kontaktais, tiek su online. Taip pat, aišku, kitas tinklinės rinkodaros būdas, kaip užsidirbti, tai yra verslo partnerių paieška ir komandos plėtra. Labai svarbu yra suprasti, kad vienas laukia esam ne karys ir labai svarbu yra kurti komandą tinklinėje rinkodaroje. Tinklinė rinkodara tai yra ryšių verslas. Tai yra vartotojų tinklas, klientų tinklas, verslo partnerių tinklas ir nuo to mūsų pajamos auga. Pajamos auga, žinoma, ne tik nuo asmeninės, bet ir nuo struktūrinės apyvartos. Su kiekviena aukštesnė kvalifikacija auga ne tik jūsų atlyginimas, bet ir premijos. Ir žinoma, tinklinėje rinkodaroje tai yra lyderystė, mokymai, asmeninis augimas, pasitikėjimas savimi. Ir tikrai žinau, kad yra labai daug moterų, gal net ir vyrų, kurie nepasitikė savimi, kurie netiki savimi, kurie galbūt praradė meilę savo, galbūt galvoja, kad čia yra ne jiems, galbūt galvoja, kad nesugebės, neišeis. Bet viskas prasideda nuo mūsų žodžio, kad aš pabandysiu. Ir kai mes pabandom, palaipsniui mes mokomės. Kai mes išmokstame, mes pasiekime labai gražių dalykų. Ir jeigu aš dabar prisiminčiau savo pirmąją dieną, kai pagalvojau apie tinklinę rinkodarą, kai visada sakiau, kad šitas verslas ne man ir visada jo bijojau, dabar aš kalbu į kamerą, ko anksčiau tikrai nebūčiau net pagalvojus. Ir jeigu man kažkas pasakytų, kad aš dabar turėsiu pastačiusi didžiulę komandą, dirbsiu su tinkliniu marketingu, kalbėsiu viešai prieš auditoriją, tikrai nebūčiau patikėjusi. Šiuo metu aš pasitikiu savimi, tikiu tinklinės rinkodaros galimybėmis ir noriu išaukštinti tinklinę rinkodarą kaip galimybę turėti laisvę. Laisvę vietos, laiko, finansinę laisvę ir žinoma matyti galimybės plačiau, ne tik samdomam darbe. Būtent toks mano šiuo metu yra tikslas ir tikiu, kad vis daugiau žmonių pamils tinklinę rinkodarą ne tik kaip pardavimą, bet kaip galimybę turėti daugiau negu įsivaizduojame. Taigi, kiekviena tinklinės rinkodaros kompanija, žinoma, yra labai svarbu ir produktas, nereikia jo pamiršti. Tai mūsų kompanija tikrai turi labai platų asortimentą, tai yra virš 4000 produktų ir jų visų išbandyti yra neįmanoma turbūt iš karto. Arba tai kainuos labai labai didelius pinigus, ko mes tikrai nenorime išleisti. Ir žinoma, šitas asortimentas vis plečiasi, nes kompanijai vis tegana norisi atsinaujinti, norisi pateikti klientams vis didesnį pasirinkimą. Tai mūsų produktų asortimente yra kosmetika, kūno, veido, plaukų priežiūros priemonės, tikrai yra labai platus pasirinkimas, net keli pasirinkimai. Taip pat turime dekoratyvinę kosmetiką, turime papuošalus moterims, turime namų ir automobilio valymo priemonės ir matote, tikrai valymo priemonių yra taip pat labai platus pasirinkimas. Turime gyvūnėlių priežiūrą, ji taip pat nėra pamiršta pas mus. Taip pat turime namų kvapus, žvakes, turime maisto papildus ir baltyminius kokteilius sportuojantiems, norintiems palaikyti sveiką gyvenseną. Maisto papildams yra ruošiamos notifikacijos, labai svarbu, kai kompanija girdi žmogų, yra tikrai daug tinklinio marketingo kompanijų, kurios neturi notifikacijų, bet tai yra rizika dirbti su maisto papildais, nes galima būti nubauduotiems. Tai tam, kad tai neįvyktų ir kad galėtumėm dirbti laisvai, kompanija jau ruošia dokumentus ir manau, kad greitų metu mes juos turėsime. Tad drąsiai galėsime šios produktus dar ir rekomenduoti. Šiuo metu galime naudoti tik savo vartojimui, tačiau galėsime ir rekomenduoti, kai notifikacijos bus patvirtintos, nes tai tik įrodys, kad šie produktai yra saugus vartojimui, nes bus patvirtinantis valstybinės maisto veterinarijos tarnybos. Taip pat, žinoma, kompanija turi kavą ir kavos aparatus. Vieninteliai produktai, kurie netraukia mano akies, todėl kad negeriu kavos visiškai. Tai manau, kad šitas produktas bus artimas kitiems. Kodėl pas mus yra žemos kainos? Todėl, kad bemaž 80% produktų visų gamina kompanija pati. Tai sutaupo išlaidas transportavimo, tai sutaupo išlaidas mokėti kitiems atlyginimus gamintojams. Todėl produkto kaina mažėja.
ir sudėtis taip pat yra labai labai gera. Ir taip pat, žinoma, produktai pas mus yra patvirtinti dermatologų, sertifikuoti, natūralūs, gaminami iš aukštos kokybės medžiagų ir, kaip ir minėjau, yra ruošiamos jau ir notifikacijos, kad galėtumėm dirbti laisvai. Produktai tikrai efektyvūs, daug klientų jau išbandė ir pamilo šios produktus, yra aukštos kokybės, labai geras kokybės ir kainų santykis. Jeigu galima nuo produkto uždirbti net iki 80% jo vertės, aš manau, kad tai yra tikrai puikia kainų ir kokybės santykis. Tai verta tik tais išbandyti ir tuo įsitikinti pačiam. Taip pat, žinoma, patrauklaus dizaino puikiai tinka dovanom, artėja kalėdos iš tikrųjų, visi ieškom praktiškų dovanų, o ne statulėlių jau į lentynėlės, tai jau atgyvena, kaip aš mėgstu sakyti. Aš taip pat mėgstu praktiškas dovanas ir tokias dovanoju kitiems. Tai bus tikrai labai platus pasirinkimas kalėdinių dovanėlių. Ir žinoma, kompanija teikia galimybę sumokėti mažiau už daugiau produktų. Mes turime akcijas, turime atrakcijas, turime nuolaidas, turime išpardavimus ir netgi galima įsigyti 3 produktus už pusantro produkto kainos. Tai yra kokybė, tai yra žema kaina, kurie ir vilioja žmonės išbandyti Italijos produktus. Ir tikiu, kad tu taip pat susiviliosi čia išbandyti tiesiog kasdienai naudojimus produktus. Gal tai bus valymo priemonės, galbūt tai bus kosmetika, galbūt tai bus kvepalai itališki, o galbūt tai bus dekoratyvinė kosmetika ar net kitos kūno priežiūros priemonės. Taigi, viskas, ką tau reikia žinoti, jog nuo produkto tu gali uždirbti iki 80% jo vertės. Ir tai yra vienas iš didžiausių tavo pradžioje atlyginimų, nes marketingo planas yra antras tavo atlyginimas. Ir čia, žinoma, taip pat yra mokamas atlyginimas nuo pat pirmo laiptelio, tai nuo 4%, nuo 50 taškelių, bet komisinis atlygis, kurį vadinu iš marketingo plano, nuo apyvartų yra mokamas vieną kartą per mėnesį. Nuo pardavimų tu gali uždirbti kiekvieną dieną ir dar į dieną po kelis kartus. Tiek, kiek tu parsiduosi, tiek tu ir uždirbsi. Tu gali per dieną uždirbti 100 eurų, tu gali uždirbti 200 eurų, tu gali uždirbti 0 eurų, jeigu nieko nedarysi. Tai būtent toks uždarbis yra nuo pardavimų ir tai yra iki 80% prekės vertės. Taip pat kompanija su marketingo planu siūlo papildomas premijas nuo 14%, kai yra surenkama 2000 taškų. Tai taškai, kurie yra skaičiuojami ne tik asmeninė apyvarta, bet ir struktūrinė. Asmeninė apyvarta, tai žinoma, kiek jūs patys pasidarysit pardavimų, o struktūrinė apyvarta, kiek turėsite komandoje narių, kurie taip pat pasidarys pardavimus arba tiesiog naudos produktus savo reikmėms. Taigi, nuo 14% 2% nuo kompanijos apyvartos. Kaip tai skaičiuojasi? Anksčiau ir aš nesupratau, bet dabar man tai yra aišku, nes pati tai irgi jau turiu. Tai kai jūs pasiekėt 14%, jūs uždirbate nuo asmeninės apyvartos, nuo struktūrinės apyvartos ir nuo bendros kompanijos apyvartos 2%. Pasiekus 14%, jūs matote visus kompanijos skaičiavimus, visus apskritai premijas, kokias apyvartas kompanija padaro, kiek uždirbate nuo komandos, kiek uždirbate nuo asmeninės apyvartos. Jūs visus paskaičiavimus atvirai matote. Ir kaip skaičiuojasi tie 2%, tai bendra kompanijos apyvarta visa apskritai yra dauginama iš tų 2%. Dabar mes jau skaičiuojam kelius šimtus tūkstančių apyvartą, manau, kad greitai bus milijoninė apyvarta ir netgi keli milijonai apyvartos padarytos per mėnesį, dauginama iš tų 2% ir ta gauta suma yra dalinama ant visų esančių 14% kompanijoje. Tai premija gaunasi maždaug tarp 60-80 eurų intervalo. Keista buvo matyti, kai mano komisiniai judėjo nuo mėnesio vidurio, kai pasiekiau 14% iki mėnesio galo. Nes vieną mėnesį daugiau tų 14%, vieną akimirką daugiau 14%, kitą akimirką apyvarta didėja, vadinasi ir tavo premija didėja. Tai vat ir ta premija šokinėja. Ir tai yra visiškai normalu, bet intervalas yra nuo 60 iki 80 eurų, plius minus. Taip pat pasiekus 17% jau gaunate 4% nuo kompanijos apyvartos, 20% jau gaunate 7% nuo kompanijos apyvartos ir šitaip su kiekviena pasiekta aukštesnė kvalifikacija, su kiekvienu padarytų didesniu apyvartos mėnesinės skaičiumi, tuo didesnę premiją jūs gaunate.
Ir šitų premijų jūs galite gauti net iki 23% nuo kompanijos apyvartos. Tai tikrai, žinokit, didžiuliai skaičiai ir didžiulės sumos. Taip pat, žinoma, kompanija suteikia galimybę kaupti savo komisinius. Tikrai yra mamų, kurios yra vaiko priežiūros atostogose, negali išsiimti individualios veiklos ir panašiai. Yra visokių tų situacijų, tai kompanija leidžia jums kaupti savo komisinį atlygį ne tik iki metų galo, kaip būdavo anksčiau. Kompanija vėlgi išgirdo žmogų ir pateikė sąlygas, kad būtų galima šiuos komisinius kaupti ilgesnį laiką. Taigi jūs galite kaupti metus, galite kaupti 2 metus, galite 3 metus ir visą sukauptą sumą persivesti. Nežinot, kaip būna iš atlyginimo už praėjusį mėnesį mokama. Bet čia jūs galite už visus metus. Sukaupėte kelis tūkstančius, galbūt net keliasdešimt tūkstančių sukaupsite ir jūs visą tą sumą galėsite persivesti. Taip pat, žinoma, galimybė turėti ne tik papildomas pajamas, bet ir susikurti finansinę laisvę. Kompaniją galite pasinaudoti net kaip taupyklę ir tiesiog taupyti savo pinigėlius. Tai va, marketingo plane tikrai yra plačios galimybės būtent uždarbiui komisiniai. Tam, kad susikurti komisinį atlygį, kad būtų pasyvios pajamos, reikės šiek tiek laiko, reikės įdirbio, reikės pastangų, reikės komandos, reikės verslo partnerių, bet tai padaryti tikrai yra įmanoma ir yra labai daug pavyzdžių, kurie jau tai padarė. Tai reikia priimti sprendimą ir prisijungti prie mūsų. Kaip galima sustartuoti šitoj kompanijoje, tai yra 3 būdai. Pirmas būdas yra pasirinkti produktui už minimum 50 taškų. Tai čia aš mėgstu sakyti nemokamą registraciją. Jūs galite prisiregistruoti, tapti distributoriumi, bet per 2 savaitės jūs turėsite pasidaryti užsakymą. Koks tai bus užsakymas? Ar tai bus prekės jums, ar tai prekės bus klientui, visiškai nesvarbu. Svarbu per 2 savaitės pasidaryti tokio dydžio užsakymą už 50 taškų. Maždaug gaunasi apie 70 eurų užsakymas. Ir jau jūs turite patvirtinta registracija. Daugiau jokių privalomų ar nustatytų sumų, už kurias reikėtų pirkti, jokių įsipareigojimų nebėra. Jūs galėsite pirkti už kokią norėsite sumą ir kiek norėsite. Antras būdas tai yra rinkinį sudaro kvepalų mėginėlių papkė, kurioje būna maždaug apie 140 kvepalų testeriukų. Po 3 ml jie yra visi purškiami. Kadangi kompanija plečia kvepalų asortimentą, tai tų testeriukų daugės. Taip pat vieną buteliuką kvepalų 100 ml gaunate dovanų, kaip aš mėgstu sakyti, arba tiesiog nusiperkate prie rinkinio. Kaina šio rinkinio yra 120 eurų beveik ir jūs gaunate 80 taškų. Trečias būdas tai yra Promo Light sveikinimo rinkinys, kurį sudaro tiesiog pati kompanija. Jūs gaunate 20 skirtingų testeriukų kvepalų po 3 ml. Kompanija tiesiog atrenka kokius testeriukus, kaip aš sakau, random. 2 buteliukai eliksyrinių kvepalų su 30% parfumo, 35 ml. Jau eliksyriniai kvepalai tikrai puikiai laikosi. Tada, žinoma, gaunate dėžėje atkuriamąjį veido kremą 50 ml. Veido kremą nuo saulės SPF 30 apsauga, 100 ml, šampūną nuo plaukų slinkimo 250 ml ir itin galingą riebalų šalinimo skystį, kuris Lietuvoje jau yra išpopuliarėjęs labai, žinokit, stipriai, kaip ir mūsų kvepalai. Tai 1 litro talpos, visi valikliai pas mus yra litro talpos, išskyrus automobilio liniją, tai tikrai užtenka ilgam ir efektyviai. Taip pat prie rinkinio yra pridedamas produktų katalogas, jis nėra lietuvių kalba, tačiau Lietuvoje galima įsigyti ir lietuvių kalba. Tiesiog reikia kalbėti su žmogumi, kuris pakvietė jūs peržiūrėti šį video ir jis jums suteiks informacijos. Kaina yra šio rinkinio 70 eurų beveik ir jūs gaunate 50 taškų. 3 būdai, kaip galima sustartuoti. Jokio įsipareigojimo. Jūs išsirenkate, kuris būdas jums yra aktualiausias. Jeigu norite dirbti, jeigu jūs dirbate samdomam darbe, kaip pavyzdys, ir tikrai turite nemažą kolektyvą, labai rekomenduoju startuoti su kvepalų mėginėlių papke. Dovanos kalėdom tikrai bus garantuotos, išrinktos ir jūs uždirbsite labai didelius pinigus. Ir šitaip gali pradėti kiekvienas. Ir nebūtinai taip. Galima pradėti su produktais, kurie jums aktualūs ir šitaip pradėti kurti turinį, kurti reklamą arba naudoti su tuo, kas jau yra sukurta ir šitaip rinktis klientus. Nes įrankių jau yra paruoštų, jie laukia tavęs, kad tu galėtum uždirbti pinigus. Nes mes jau tai darome, o tu dar ne, nes vis dar žiūri šį video. Tai iš tikrųjų tikiu, kad šita galimybė gali pakeisti tavo gyvenimą. Kas yra svarbu? 2 dalykai. Prekės keliauja iš Italijos, tai yra ilgesnis pristatymo laikas, apie savaitę laiko. Antras dalykas, prekės taip pat yra pristatomos kurjeriu. Vadinasi, pristatymo kainos taip pat yra.
Pirmas dalykas, tai nemokamą užsakymą gali susirinkti, tam reikia 120 taškų Lietuvoje ir tada tai sudaro maždaug, bijau pameluoti, bet plius minus apie 170-180 eurų intervalu. Tai yra nemokamas pristatymas Lietuvoje. Jeigu tu turi mažiau negu 120 taškų užsakymą, taškais šneku, tai tada pristatymas iš Italijos yra 15 eurų. Bet galima daryti jungtinius užsakymus ir vėlgi sutaupyti. Tinklinė rinkodara tikrai yra lanksti, reikia tik tuo domėtis ir būtinai paklaus žmogaus, kuris tave pakvietė peržiūrėti šį video. Ir žinoma, Sorgenta yra pasiruošusi tau padėti įgyvendinti savo svajones. Pasirink mus, nes tikslas sukurti gyvenimą, apie kurį svajoji. Ką reikia daryti? Tai žinoma, pradėk nuo pirmo žingsnio. Prisiregistruok. Paklaus žmogaus, kuris pakvietė peržiūrėti šį video, kaip gali prisiregistruoti. Jis tau padės tai padaryti ir tapk mūsų verslo partnerių tinkle. Gauk mokymus, įrankius, medžiagą darbui, komandos palaikymą ir visą pagalbą, kurios reikės, kad galėtum pradėti uždirbti pinigus ir, žinoma, tuos pinigus didinti kaskart. Kurk savo verslą ir finansinę laisvę kartu su mumis. Mes laukiame tavęs vidinėje grupėje, kad galėtumėme padėti tau pakeisti tavo gyvenimą ir kad tu galėtum pasitikėti savimi vis labiau ir labiau. Ačiū, kad žiūrėjai šį video, tikiuosi jis tau padės priimti sprendimą ir mes greitų metu susitiksime. Ačiū ir iki kito karto.